Kokia yra gyvenimo prasmė? Ar esam čia dėl kažkokios priežasties? Koks viso to tikslas? Ir kodėl maistas iš šiukšliadėžės daug skanesnis? Čia buvau aš. Čia irgi aš. O vėliau sugrįžau kaip šitas mažius. Išties daug gyvenimų vienam šuniui. Bet neskubėkim. Pradėkim viską iš pradžių. Man viskas prasidėjo nuo berniuko. Jo vardas buvo Itanas. Beili. Mano vardas buvo Beilis. Ne, nagi, Beili, daryk. Ko jis iš manęs nori? Daryk. Jei Itanas nusimindavo, tiksliai žinodavau, ką reikia daryti. Pasiruošęs? Aš pasiruošęs. Bėk, Beili. Su tuo kamuoliu žaidėm visą popietę. Itanui labai patiko. Kartais jam reikėdavo pagelbėti. Oi! Atleisk, čia buvo šuo, ne aš. Gal metas išmokyti savo šunį mandagumo? Buvom neišskiriami. Čia kas, kova dėl maisto? Ne, maisto čia nėra. Bėgant metams jaučiau, kad mano laikas su Itanu baigėsi. Gerutis Beilis, pasiilgsiu tavęs. Ir tada nutiko tai. Aš grįžau. O kur mano? Aš mergaitė? Gera mergaitė, gera. Turėjau naują tikslą. Vėl buvau reikalingas. Tada vėl ir vėl. Kiekviename savo gyvenime išmokdavau po naują pamoką. Ar mes pažįstami? Kur tu jį radai? Gerai, galim? Bėk! Bandžiau suprasti viską, kas mane supa. Ar mano kelionė turėjo tikslą? Ir kaip čia įsipaišė šoninė? Jei galiu lyžtelt tavo veidą ir tave mylėt, tuomet tikslą turiu. Ei, Itanai, o kodėl tave nuolat sekioja šuo? Tu ką tam paisi vietoj panos? Šuo juokės iš tavęs. Šunys nesijuokia. Juokinga.